Labas dar kartą. Kovo 18, ne šiandien. Jau name sėdžiu. O, pagalbinis jau ramus, nebereik vaikščioti, apžiūrinėti. Tik į mane žiūri, iloj. Ką veikiam čia, kai laukia per langą tai gražu atrodo, bet vėjas tai toks bjaurus šalts. Arba jau su metais senstu ir šalt daros. Žinot, kai laukia vasarą, kai einat, jūs po maikę, po šortais, į tai ten karšta ir matyt priešais ateina senyvo amžiaus žmogus, garbingo amžiaus, tiksliau žmogus. Ir jisai žiūri, eina su striuke. Taip galvoju, blemba, kas jam negerai. Oi, pirštas lenda, atsiprašau. Blemba, jam tikrai šalta. Tai turbūt man ateina tas laiks jau, kai jau šalta man. Tai va, juokauju iš tikrųjų. Matėt LKL varžybas, kokia pas mums tolerancija. Tu negali baisiai atrodyti, nes tavi paviešins. Arba kaip ten gaunas, nu žodžiu, pats gražuolę apibūdina, kaip pats ein susikūprinęs, praplikęs tokių metų, ein be plaukų, jam net neaug, dėl to jis įskutas galva. Ir jis turbūt turi tą tokį nuoskaudą, tai bando ant kitų žmonių įsilieti. Visi mes skirtingi, visi mes kitokie, bet tai netrodo nesuteik teisės, įžeidinėti. Ir kaip ten sako, atsiprašome, kad neišjungiau mikrofono, bet neatsiprašau tai, ką pasakiau, bet atsiprašau, kad neišjungiau mikrofono. Per live transliacijas visokių dalykų įvyksta. Nu tai apie ką mes ir šnekam. Gerai, kiekvieną savo turim nuomonę, ne apie tai. Čia nesivelsiu šitai, nes čia bus kas prieš, kas už visą laiką. Bet mano atžvilgiu, tai taip nuomonę supratot, tikiuosi. Ką, draugai, kas stebėt, žiūrėkit, šiandien, ką žiūrėjot video apie naują klipą, tai naujos klipo projektas, ne? Tai kas mano akim netinka man tam projekte, pabandysiu aš jums parodyti, gal kažkas irgi, kai bandysit statyti, užsisakinėsit projektą, gal rasit tokį pat netitikimų, gal žinosit, pavyks atkreipti tą dėmesį, į ką aš atkreipiu. Nu, žodžiu, parodysiu, kas man netinka. Tai pavyzdžiui, čia biškį su ironija, aišku, papasakosiu. Atvažiavo pas jums svečiai, pradėkim nuo pradžių. Atvažiavo pas jums svečiai, keturiese, tarkim, šeimyna atvažiavo svečių pas jums. Įėjo, čia matot sieną ir duris, pradary duris, čia tarpą turi nuo durų iki sienos 1,80 m. Tai keturiese atvažiavo, 3 stovi už durų, įėjo vienas, nusimovė batus, nusimovė striukę, čia jau šeimininkė laukia. Už durų, pradarius duris, tam žmogui dar mažiau čia vietos, čia šeimininkė pradarius duris, įreik, čia batus pasidėk, čia striukę pasikabink. Įėjo jau, nusivilko batus, sikabino striukę, įėjo vienas, nuėjo prie stalo. Tada eina antras, vėl tą patį, čia striukė, čia batus. Antras, tai taip trečias, ketvirtas žiūri, kai jau su temperatūra stovi, jau jį reikia pas daktarus vežti. Nu, žodžiu. Tai va, šito manau, va, šitos sienos ir šitų durų čia nereikia. Nes labai daug erdvės atima, o naudosis iš durų kokių sandarumą, dar kažkas, ta prasme. Tai čia tas pats, kas pas save šitoj vietoj, įdėčiau, va čia va duris. Tai ant kiek čia kišenė būtų, kai dabar, taip atrodo, biški daugiau vietos ir tai čia nėra per daug įspūdingai,
Tai va, čia vienas dalykas. Toliau, einam pasako toliau. Nu jau čia 3 veiki ir 4, kol sulaukęs visų jūsų temperatūrą, sėdž prie stalą. Ir sėdž jau visą šeimininkai, svečiai sėdž prie stalo ir sako, sveteliai sako, noriu į tualetą. Šeimininkė, va Jėzus, palaukit, biški, aš pirmą nubėgsiu, nes man aš kentėti negaliu. Jinai į miegamai, susitvarka miegamai, lovą pasikloju, prasisiurbliuoja, išsiplauna, miegamai, sumetė šluotas į drabužinę, uždarinėja duris, patalinę sukišo, kur reikėjo, parbėg visą šlapę prakaituotą. Nu va, aš jau atlikau, galite eiti jūs, jeigu norit. Ir tada svetelis, čiuk, per jūsų miegamai, pasižiūrėjo, kas miegamai gera, kaip sutvarkyts, kaip lova paklota, kaip kas. Ir tualetą atliko gamtinius reikalus, išėjo, dar kartą įvertino ir parėjo prie stalo. Ir taip visi sveteliai 4, tie 3 sveiki ir jau 4 su temperatūra, ein patikrinti jūsų miegamąją. Ir tada išėjo jie, parein atgal prie stalo ir būna. Tai aišku, čia su ironija pasakoju, bet kam gal kas nesuprato, tai mano manimu šitos sienos tikrai nereikia. Tualeto duris padaryta iš visas piršlens, atsiprašau labai, miegamojo, per miegamojo į tualetą duris, mano manimu, čia yra totali nesąmonė. Jos turėtų būti mažiausiai arba iš koridoriaus pusės, va čia va kur tualetas nupiešęs, arba iš koridoriaus pusės, arba iš to koridoriaus pusės, ne, tai kaip čia skaitos, arba iš tamburo pusės, sakykim taip, arba iš koridoriaus pusės, nes čia, taip vadinkim, koridorius čia tamburas, nors aš kaime vadindavau, aš iš kaimo, man biški taip, irgi čia koridorius ir čia koridorius, bet čia parašyta, čia yra pirmas, tai pirmas yra tambūras, tai va, tokie dalykai, aš galvoju, kad šitos sienos nedarysim, o šitos durų čia nebus. Ir jeigu statysim, dar tiksliai nežinau, nes jau jeigu po biškį pradedu krapštytis, tai žmona mano liūdės, pamačius video, nes gali tas biškinams apstoti, tai papasakosiu apie planus. Ir tų durų, tas duris arba čia išnešiu, arba čia išnešiu. Čia išnešti į tamburą vadinamą, gal nelabai norėčiau, nes tarkim, čia yra 2,20 m, plotis, čia jau gatavų sienų, jau viskas apdaila, jie skaičiuojas taip 2,20, čia jau apdirbta. Tai iš tų 2,20 atimki dar mažiausiai 60 spinta tą drabužinę, kaip jin skaitos, va čia va. Ta prasme, nežinau, kaip prieš kambario, ar kaip ten ta spinta, žodžiu, spinta, kur drabužiam atėjus pasikabinti striukiam, batus, susidėti. Tai va čia va, jinai 60, tai atimkim iš 2,20 60, jau liek 1,60 m laisvos erdvės. Ir prie tos 1,60 m erdvės dar duris padaryti į lauką, į koridoriaus pusę. Ir manau, kad tokie sutapimai gyvenimo bus, kad tu įeisi, žmona galbūt iš tualeto eis ir tau jau vietos turėsi pralaukti nelabai, arba tada turi iš toj vietoj, tada variantas bandyti į vidų atsidaryti, bet tada vėl piršėč, bet tada jeigu tu į vidų darysi, jau kažkurios erdvės nebeturėsi, ta prasme, liks kažkuris kampas, neišnaudotas tau. Bet gal iš kitos pusės darai gerai, jeigu darom į tą pusę, į tualeto į kairę, iš čia einant į kairę atsidaryti vidų, čia statom, tarkim, po dešinę tualetą, po kairę dušą ir čia kriauklę kaip nupiešta, bet dušas gal nogam prieš langą irgi įdomiai. Čia va
toj vietoj irgi reikėtų pamastyti, kaip kas kam. Mano manimu, tai būtų, tarkim, čia duris, jeigu aš čia padarau, tas duris daros į čia, tada gaunas į čia, jeigu daros, tu kabini kriauklę, toj pusėje tualetą, žinot kaip būna, kad įėjai, pavyzdžiui, tiesiai matos tualetas. Tai mano manimu, jeigu aš atidarau duris, tualetas po dešinę, tau iš karto jisai nekrenta į akis. Tai atsidarai, čia dušo kabina, vonios nebūtų, tarkim, dušo kabina čia, tu jau prausiesi jau grinai ne prieš langą, jau taip, ir čia kampe irgi ne prieš langą, jau kampe tualetas, va, kaip ir nupiešta palik, bet tik tiek, kad duris čia įdėti, darytis į kairę. Ir čia kriauklė, kaip kad yra padaryta. Tai va taip kažkaip. Bet drabužinė, daug gal kam jos reik, mano manimu, bet čia mano asmeninė nuomonė, sakysit, vėl teisinas, nesiteisina, tiesiog yra žmonių, kiekvienas, aš bandau pasakyti taip, kad supraskit, kiekvienas save, kad tu mastai taip, kitas masto kitaip ir nereiškia, kad tu čia išreikši savo nuomonę ir palė tave turi daryti. Taip, kai kažkas išreiškia kolonėlės, čia nebe tarybiniai laikai, tokių didelių nedėk. Liktais aš pagal tave čia kuriu savo namą, pagal tave turėtų tai būti mano statinys. Jeigu aš palei jumis statyčiau, tai aš būčiau pastatęs visai to, ko aš nenoriu ir ko man net nereikia. Kadangi aš savo, reikia suprasti, kad aš savo stataus ir aš pagal save darau, ne pagal jūs, aš tik rodau, kaip aš darau. O kam tinka, kam netinka, tai jūsų asmeninė nuomonė ir jūs pasilikit ją savo. Yra, kai kartais patarimai duodami, aš juos mielai priemu, kurie pratingi, kai ten rašė, yra mažykių kolonkių, tai va, yra, va dabar jinai gruoja, tai tu tokia susidėk, man tai, supranti, jokio skirtumo, ar tu dėsies mažas ar didelis, tai taip pat ir čia, dabar apie drabužinę, ne, man jos nereikia, mano manimu yra taip. Kuo tu daugiau vietos laisvos turėsi, tuo tu daugiau šiukšlių turėsi. Dabar žiūrėkit, pavyzdys. Aš turiu sodybą dar vieną, seną, turėjau galbūt, galima sakyti. Tai ten buvo 100 kvadratų irgi gal, ne? Tai pilna daiktų, niekur kojos negalėjo padėti. Visur visko prikrauta buvo, ir ūkiniai pastatai 3, ir, žodžiu, didelė sodyba. Ir visur visko pilna. Perėjom į butą, dabar gyvenam jau butę kiek metų. Tai įėjom į 45 kvadratus. Bet pasirodo viskas ten telp, ko tau reikia. Ir dar ko nereikia prikrauta. Tai mano manimu, drabužinė man tai yra tikrai nereikalinga dabar pagal situaciją. Ne? Ir dar miegamajam jinai. Ką aš noriu pasakyti, tu atėjai, vaiks tavo nuėjo, tarkim, gyventi čia, nuėjo nusipraust, ne? Nusipraust, šauk, mama, kas yra? Reikia trusikėlio, reikia to, mama, miegamai. Atvara tų trusikėlius ir ypač tau išeiginę darbę, ne, tarkim, čia žmona kelias vaiką išleist. Ir taip 7 ryto, vaiks, mama, to reikia, mama per miegamai, tų spinta, kučias, tų trusikėlius. Vėl, mama iš virtuvės pusryčių žodė, vėl tą paim, mama vėl vaikui, tų suneš. Žodžiu. Ir žiūri, kad tu kartu nuo 7 rytą kelies ir baigsi mokyklą, ne, tu dar norėtum pamiegoti, žiūri, kai jau 7 atsikėlęs, kartu visi išvažiuoji, tu sėdi, ką veikdavo, žodžiu. Kam reikia, jūs darykitės, bet tarkim, va šitas sienas tu gali keisti, o šitas, jos yra nenešančios, šitos yra nešančios, ką tai reiškia, tos storos yra, kuris laiko stogo pagrindą, tai tu šitų pagal projektą negali judinti, šitų, bet va šitas visas plonasis, tu gali jas dėtis kaip nori ir kur nori. Taigi, aišku, žmona mano liktų nepatenkinta, vietoj tos drabužinės padaryti du didelius kambarius. Ta sieną panešu arčiau lango ir išsidalint čiut ne per pusę. Tai va, bet
gali paliksim tą drabužį, o jau žmona patenkinta šypso žiūrėdama. Tai nežinau, bet pagal mano mąstymą jinai nei velnio čia nereikalinga mano atveju, nes yra spinta, sakau, kuo tu daugiau turėsi tuščios vietos, tuo tu daugiau prisikiši. Na, žodžiu, kaupikai, kits dalyks. Va šitą va būtų įdomu įspręsti. Čia yra 9 rekupetorinė, ne? Tai čia va būtų man įdomu įspręsti, bet čia virtuvinė tada labai mažai lieka. Va šičia pasidaryti tokį, va kaip ta linija 220 nupiešta, čia pasidaryti tokią dalį grinai tiem nekentančiam produktam, padaryti duris metrinės, tarkim, įeiti ir nekentintiem produktam, maisto žmonai susidėti tą patį šaldiklį, bent jau pas mano žmona didelis poreikis, kad būtų šaldiklis, tai tas pats va didelį šaldiklį čia įsinešti, ne pasidėti ir negendančių produktų ir kažkokią pertvarą sugalvoti ir čia susistatyti tą oras, vanduo ir visa kita. Nu čia pertvarą tą, manau, va čia va kažkur pertvarą sugalvojus, tai tu čia gali paskui pasidaryti, kai susistatai katilą, tarkim, oras, vanduo, ten, kas tau priklauso, katiliniai, rekuperatorius ir visa kita. Ir tada jau, jeigu lieka laisvos vietos, bandysim gal kažką kombinuoti, jeigu darysim. Bet sakau, tai būtų taip įdomu, smagesnis, toks patalpikė, kur negendytam produktam, kad virtuvės neapkraut. Tai va, draugai, tokie mano pastebėjimai, biški su ironija, biški taip. Nu, tai tiek tam kartui. Tai va. Geros dienos, jeigu dar kažką sugalvosiu, dar įkelsiu, viso tam kartui.